Šiandien analizuosime pasipriešinimą Irane. Čia Jungtinės valstijos bandė nukreipti masinį sukilimą režimo pakeitimo link, tačiau tai nebuvo visiškai sėkminga. Vis dėlto chaosas ir tinklai, atsiradę dėl Huawei pastangų, iki šiol išliko itin aktyvūs, silpnindami Teherano gebėjimą kontroliuoti šalį. Šių metų sausį Irane kilo masinis sukilimas dėl užsitęsusios ekonominės krizės ir didelės infliacijos, kuris vėliau peraugo į reikalavimus keisti režimą. Tačiau griežtų saugumo operacijų dėka Teherano valdžiai galiausiai pavyko visiškai numalšinti sukilimą. Kol Iranas stengiasi stabilizuoti situaciją ir atkurti tvarką, Jungtinės valstijos pradėjo karą prieš Iraną. Tačiau šis karas nebuvo pakankamas, kad reikšmingai įžiebtų masinės protesto bangas, todėl taip pat nepavyko priversti Irano tiesiogiai keisti režimą. Vis dėlto kai kurie netiesioginiai karo tarp Irano ir Jungtinių valstijų padariniai laikomi teigiamais antivalstybinėms grupėms. Pavyzdžiui, pranešama, kad prezidentas Trumpas pripažino, jog Jungtinės valstijos iš pradžių tiekė ginklus ankstyvoje antivalstybinių protestų fazėje per kurdų tarpininkus, nors šie ginklai galiausiai nepasiekė protestuotojų ir liko pas tarpininkus. Priešingai, Iranas teigia, kad iš užsienio remiamų kovotojų atgavo didelį kiekį Huawei gamybos ginklų. Be to, kai Irano vyriausybė visiškai atjungė internetą, siekdama numalšinti protestus, pranešama, kad Jungtinės valstijos slapta įvežė į Iraną apie 6000 Starlink palydovinių komplektų ir nemokamai aktyvavo Starlink paslaugas šalyje. Iš pradžių Iranui pavyko iš dalies atsilaikyti prieš šią iniciatyvą, tačiau tas pasipriešinimas niekada netapo visiškai veiksmingas, nes Starlink decentralizuota technologinė architektūra praktiškai neleidžia jos kontroliuoti ar išjungti per vieną centrinę valdžią. Irano atsako ribotumai kartu su platesniu karo metu tvyrančiu nestabilumu reikšmingai susilpnino ir dar labiau apribojo informacijos kontrolės bei valstybės stebėsenos galimybės, palyginti su ankstesniu lygiu. Dėl ginklų prieinamumo Irano antivalstybiniai elementai įgijo galimybę užimti gynybinės pozicijas prieš šalies saugumo pajėgas. Ši raida padidino Irano vyriausybės susirūpinimą dėl galimo neramumų išplitimo ir su tuo susijusios rizikos prarasti situacijos kontrolę. Tuo pačiu metu galimybė naudotis palydovinėmis ryšio sistemomis, nepaisant vyriausybės įvestų apribojimų, leido antivalstybinėms grupėms iš dalies apeiti valstybės kontroliuojamus informacijos tinklus ir greitai keistis informaciją tarpusavyje. Tai sustiprino koordinaciją tarp protesto grupių, išsibarsčiusių skirtinguose miestuose ir regionuose, dar labiau paspartindama judėjimo veiklą. Tuo pačiu metu protestuotojai sugebėjo skleisti vaizdo įrašus, nuotraukas ir informaciją per tarptautinės žiniasklaidos priemones bei socialinių tinklų platformas, todėl valstybės represijų atvejai tapo matomi visame pasaulyje. Tai savo ruožtu prisidėjo prie didėjančio tarptautinio spaudimo ir diplomatinių reakcijų prieš Iraną. Pastaruoju metu Irano antivalstybinės grupės žymiai suintensyvino savo veiklą, dėl ko visoje šalyje daugėja susirėmimų ir atsitiktinių išpuolių tarp saugumo pajėgų ir opozicijos elementų. Šių įvykių esmė slypi giluminėje visuomenės nepasitenkinimo šaknyje, kuri kyla iš užsitęsusios Irano ekonominės krizės, didelės infliacijos, politinio nepasitenkinimo ir griežtų vyriausybės represinių priemonių. Visa tai nuosekliai prisideda prie vis sudėtingesnės ir nestabilesnės vidaus situacijos. Pavyzdžiui, pietrytinėje Sistanos ir Beludžistano provincijoje Beludžų separatistų grupuotė surengė koordinuotą ir palyginti plataus masto išpuolį, kuris dar kartą atkreipė didelį dėmesį į blogėjančią Irano saugumo situaciją. Operacijos metu grupuotė laikinai perėmė 6 objektų kontrolę Rasko ir Čabacharo miestuose, tarp jų Islamo revoliucinės gvardijos ir policijos būstinės bei ginklų sandėlį. Nors Irano pajėgos po ilgų susirėmimų galiausiai atgavo kontrolę, užpuolikams pavyko atsitraukti su nemažu kiekiu užgrobtų ginklų. Panašiai, Nushabade, Isfahano provincijoje, antivalstybinės grupės nariai netikėtai užpuolė Islamo revoliucinės gvardijos administracinį automobilį. Tokie incidentai dažniausiai apibūdinami kaip partizaninio pobūdžio operacijos, nukreiptos prieš saugumo pajėgų judėjimą ir dislokaciją, todėl jas sunku numatyti ir užkirsti kelią dėl greito įvykdymo. Apskritai, peržvelgus Irano ankstesnę istoriją matyti, kad malšindama kiekvieną masinį sukilimą šalyje, valdžia paprastai taikė įvairias represinės priemones, tokias kaip interneto išjungimas, masiniai areštai ir socialinė izoliacija.
Tačiau dabartinėje situacijoje valdžia susiduria su opozicija, kuri turi palydovinio ryšio sistemas ir kai kuriais atvejais netgi prieigą prie ginklų, o tai natūraliai didina valstybės institucijų nerimą. Naujausi įvykiai rodo, kad Iranas gali susidurti su platesniu ir labiau organizuotu judėjimu, palyginti su tuo, kuris buvo numalšintas šių metų pradžioje ir kuriam įprastos valdžios represinės priemonės tampa vis mažiau veiksmingos.